can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all. Sveiki, esu Lietuvos kariuomenės sužeistų karių fondo pirmininkas Mindaugas. Fondo paskirtis yra padėti sužeistiems sunkia liga sergantiems kariams, jų artimiesiems integruotis į civilį gyvenimą ir palengvinti kasdienę buitį. Fondo pirminis tikslas buvo perimti sužeistų karių savaitės organizavimą ir padėti sužeistiem kariam. Antrus metus vykdome šį projektą ir plečiam savo veiklas, integruodami veteranų veiklą ir užimtumą. Bendradarbiaujant su tarptautiniam organizacijom, esam Šiaurės šalių veteranų federacijos valdybos nariai, taip pat dirbam su amerikiečiais. Pirmus metus šiemet dalyvavome Invictus Games tarptautinėse veteranų žaidynėse ir šiuo metu ruošiamės 27 metų žaidynėm. Taip pat dalyvavome amerikiečių žaidynėse Warrior Games, kur Lietuva yra stipri konkurentė visoms šalims. Du 15 metais spalio mėnesį Afganistane misijos metu grįžinėjom į bazę ir sraigtasparnis nukrito. Ir iš 9 žmonių, 9, sakykim taip, sraigtasparnį buvusių narių, įskaitant ir įgulos narius, išgyvenom tik tais 4. Tai va, tą kritimo, pavadinkim taip, metu buvo sutrenkta stipriai galva, pažeistas vestibuliarinis aparatas, sutrupintas mentikaulis, stuburo slankstelių įvairūs pažeidimai, lūžę šonkauliai, pradurtas plautis. Paskui buvau nugabentas į Vokietiją, į Landštulį. Ten padaryta operacija mentikaulio ir dabar dar sutvirtinta metaliniam plokštelėm, jos yra dabar ir tenais. Iš ligoninės tai paleidome sąlyginai greitai, nes ligoninėje vienintelį, kurioje buvau, tai buvau Vokietijoje. Tai ten, sakykim taip, 11 dieną aš buvau atgabentas į ligoninę, tai spalio 31 buvau pragabentas į Lietuvą. Tai paskui pats gydymas čia Lietuvoje, skaitant įvairias reabilitacijos procedūras, jisai truko metus laiko, kai grįžau atgal į tarnybą. Liekamieji reiškiniai jie liko iki šiol, stengiasi judėti į priekį, tvarkyti su užduotim ir taip pat judi į priekį, nes šeimyną palaiko, darbe irgi, bendradarbiai, supranta visą tą padėtį ir, kol kas negaliu taip jau labai skųstis. To pačio, taip supuolė, kad to gijimo metu, viskas, sakykim taip, dar tik tais, lipinosi. Tai visumoje tuo metu darbuotoja tik tais, tokia gal aktyvi ta viena socialinė darbuotoja, bet šiaip jau man esant grįžus į tarnybos vietą, ten atvyko, susipažinom viską ir kiek tai leido galimybės, daugiau mažiau tą visą reikalą padėdavo tvarkytis. Ir dabar jau lyginant, kas buvo, sakykim, prieš tos, kaip tik šiais metais 10 metų sueina, kaip tas trauma vyko, kaip tas įvyko visas įvykis, tai visumoje tas, kas liečia socialinės, kaip čia sfera ta visa, tai darbuotojų daugiau padaugėja ir realiai jaučiasi tas reikalo esant, gali pasiskambinti, ten pasikonsultuoti, tikrai tas jaučiasi visas pasikeitęs, galbūt šiek tiek, požiūris į tą sužeistą karį, plus ir, aišku, daug ką duoda atsiradimas sužeistų karių fondo, tai visumoje, kaip sakyti, juda, manau, kad tinkama linkme.
svarbiausia ištvermės, tą, kaip sakyti, bandyt kabintis, judėti į priekį, nes, kaip sakyti, nėra to, sakykim, kaip sakyti, vienintelio recepto, kuris tiktų visiems, nes tai iš esmės vis tiek yra tas pats, kaip ta prasme eini, griūni ir du pasirinkimai, arba lieki gulėti, arba stojas, vėl eini ir vėl griūni, ir vėl stojas, ir ta prasme stengtis judėti į priekį, nes, iš esmės pats sunkiausias dalykas yra priimti, ta prasme, tą savo, sakykim, nežinau, net nevadinčiau čia problemą, galbūt, pavadinkim taip, priimti savo tos iššūkius ir tiesiog bandyt kažkaip tai, kabintis, nes, kitos išeities tiesiog nėra. But I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. Esame karo psichologės, aš esu Donalda, čia mano kolegė Dainora. Mes atstovaujame karo medicinos tarnybą, esame iš karo psichologijos sektoriaus ir dirbame pagrindę su kariais. Tai šiandien atvykome parengę tokią pusiau terapinį užsiėmimą, kurio metu siekiame, kad kariai galėtų pabūti kartu, padirbti komandoje, vienas kitą geriau pažinti, tvirtinti tos savo bendravimo įgūdžius, tuo pačiu vėl pagerinti savo kognityvinės funkcijas, nes užduotys jos yra tokias apimančios įvairiausias sritis, kur reikia ir įsiminimo, ir dėmesio koncentracijos, ir teisingos komunikacijos, strategijos sugalvojimo. Kas svarbiausia yra tos užduoties metu, tai yra komunikacija, ar ne? Komunikacija pagal taisyklės, kadangi užduotis turėjo taisyklės, tai būtent nesinaudoti telefonais, niekur neužsirašinėti, nieko nekalbėti ir nedaryti. Tas žmogus, kuris komunikuoja, jisai nedaro užduoties. Tai čia toks esminis momentas ir tada tu turi gebėti tiek suvaldyti savo impulsą daryti, nes labai buvo stiprus, ir suvaldyti, tai yra sugebėti perteikti informaciją teisingai, tiksliai ir kiek įmanoma geriau, tiksliau. Svarbi yra strategija, tai yra mes turime apgalvoti tos būdus, kurie padėtų, nuėjus, pamačius tą mandalą informaciją įsidėmėti. Ir tai gali būti, ką kariai darė, vieni bandė skaičiuoti, kiti bandė pirštais matuoti, kažkas bandė asociacijas kažkokias kurti, kurios padėtų išsinešti tą informaciją ir ją nepamiršti perteikti savo kolegom. Bet buvo, kur kariai jautė pasipiktinimą, kad nėra jokios logikos, nes tai būtent terapinis momentas čia, kad meninis yra projektas, ar ne, meninis kažkoks dirbinys ir nėra sąsajų, nėra ryšio, tiesiog belekaip, tai jiems buvo reakcijos tokios, kad sudėtinga atsiminti. Mano vardas Rosana, aš esu socialinio darbo vadybininkė Lietuvos kariuomenėje. Iš tikrųjų, sužeistų karių savaitė yra didelė dovana krašto apsaugos sistemai, didelė dovana visų pirma sužeistiems, traumas patyrusiems kariams. Jie gali atsistatyti fiziškai, gauti sveikatinimo procedūrų, paslaugų ir stiprinti savo sveikatą. Taip pat didelė dovana yra tarpusavio bendrystė ir tikrai žmonės atvažiuoja į sužeistų karių savaitę po įvairių traumų. Vieni labiau fiziškai matosi sužeisti, kitų kūnai atrodo sveikesni, tačiau kariai atvyksta išgyvendami po traumų ir depresijas, ir apatijas, motyvacijos stoka. Ir tikrai mane labiausiai motyvuoja dirbti sužeistų karių savaitėje tai, kaip aš matau, kaip žmonės, kariai, jie pasikeičia ir išvyksta tikrai su dideliu džiugesiu, su motyvacija, su tikslais
Tai šitas turbūt mane labiausiai motyvuoja dirbti šitoje savaitėje, nes pradžioje būna jaudulio, kaip adaptuosis jis tarp kitų karių, kurie jau dalyvauja ne pirmą kartą, kaip tas naujas karys bus priimtas. Ir be galo gera matyti tą karių prieimimą ir tada naujai atvykęs karys, jis atsipalaiduoja, jaučiasi priimtas bendruomenės ir gali patirti tą bendrystę ir suvokti, kad jis nėra vienas. Kad jis nėra vienas su savo trauma, kad jis nėra paliktas su savo sužeidimu. Ir taip pat sužeistų karių savaitė yra didelė dovana ir sveikiesiems kariams, nes tai yra labai aiški žinutė, kad jeigu tau kažkas nutiks, jeigu tu patirsi savo gyvenime ar ligą, ar traumą, ar sužeidimą, tu taip pat nebūsi paliktas vienas. Tu nebūsi paliktas ir tu būsi matomas, būsi girdimas ir sulauksi pagalbos ir dėmesio. Tai man yra didelė garbė dirbti šitame projekte ir ne tik projekte, dirbti su sužeistais, traumas patyrusiais kariais, sergančiais kariais įvairiomis ligomis, tiek onkologinėmis, tiek kitomis, kad aš galiu prisiliesti prie žmogaus transformacijos, prie žmogaus pokyčio, nes didžiąja dalimi aš tų žmonių nepažįstu, kokie jie buvo prieš traumą, aš susitinku su jais po įvykio, po traumos, po sužeidimo ir sutinku jau tą asmenį jo lūžio taške ir stebėti pokytį, kaip žmogus po traumos atsigauna, kaip žmogus po traumos pradeda gyventi naujai, susitaikę su savimi, su savo išgyvenimu, su savo potyriu, priimdamas tai, kas jam nutiko ir prisikeldamas gyventi toliau, gyventi, o nebūti, neegzistuoti su naujais uždaviniais, su naujais siekiais, su naujom svajonėm, naujom realizacijom. Tikrai gyvenimas jisai nesibaigia įvykus traumai. Taip, užtrunka laiko iš tikrųjų ir tas laikas kiekvienam yra skirtingas atsigauti, bet tikrai trauma arba sužeidimas tai nėra nuosprendis, trauma nėra taškas, suteikia galimybę augti, keistis, subręsti, sustiprėti. Taip, nors tai yra nelengva, bet mes didžiąja dalimi augame, keičiamės, bręstame per sunkius nutikimus, per sunkias situacijas ir trauma mums padeda kitą atjausti, suprasti, trauma padeda matyti širdimi. Taip, tai aš esu Romena, socialinio darbo vadybininkė, Šiaulių ir Panevėžio įgulai. Tik labai iš tikrųjų svarbu girdėti, kad pagalba man yra reikalinga, nes kario vaidmuo jis iš tikrųjų yra toks, jis reikalauja stiprybės, bet stiprybė vienareikšmiškai taip yra tvirtume, drąsoje ir taip toliau, bet aš matau ir tai, ką pamačiau realiai per tas 10 dienų, kad iš tikrųjų stiprybė yra taip pat pasiekiama per vidinę galią, per ryšį su savim susigrąžinimą. Aš esu karys, aš esu stiprus, bet kai aš esu silpnas, aš irgi esu stiprus. Tai per tuos metus susitinka tie kariai, kurie jau eina sveikimo arba galbūt prisitaikymo keliu, kai tu galbūt nebegali pasveikti. Ir taip pat susitinka tie kariai, kurie ką tik galbūt yra po traumos ar visai neseniai. Ir susitinka patirtis. Ir tas, kuris turi patirties vieni pasveikti, gali ją pasidalinti. O tie, kurie galbūt sunkiau pasveiks arba prisitaikys su esama situacija, jie taip pat neša labai svarbę žinią, kad tuo nesibaigia gyvenimas. Kad aš galiu džiaugtis, aš esu dalis vis tiek tų žmonių ir tos galbūt savo profesijos ir pasirinkimo ir toliau. Man tai yra be galo prasmingas, nes tai yra apie ryšį projektas. Be visų tų sveikatos dalykų, ir man tai yra kaip gryno oro gurkšnis. Man pačiai ir aš manau tikrai kari, tu tiesiog atsidarai langą, išsivedini
ir tau yra lengviau kvėpuoti. Paskui tu grįžti namo su tuo prasikvėpavimu ir tada tavo šeimai yra lengviau, nes jie yra greta tavęs. Manęs nėra per tokį trumpą laiką tiek sykių paklausę, kaip tu. Tai aš gavau labai daug. Ta prasme, man tai neįprasta, kad manęs klausia kaip aš, nes aš esu tas, kuris klausia. Ne? Apskritai turbūt kiekviena socialinė darbuotoja yra tokia ir ne tik kariuomeniai. Mes dažniau klausiam, tai wow, tai buvo kažkas tokio. O iš kitos pusės irgi manęs klausia, kaip tu dirbi tą darbą, ar ne? Nes tu visą laiką prie nelaimės ir sako, aš tai tavo darbo nenoriu dirbti, kaip tu čia? Bet tos akis žmonių, atsipalaidavę veidai, kažkokia šypsena, netgi pasikeitęs judesys, jisai sako, kad taip, man verta daryti tai toliau. I can turn it on. Be a good machine. I can hold the weight of worlds if that's what you need. Be your everything. I can do it. I can do it. I'll get through it. But I'm